kas ten turi būti. Va, kokie gražūs. Čia labai greitai. Labai toks greitas patiekalas. Nu, paruošimas gal ten kažkiek laiko užima, bet... Paskui puošybos elementai. Taip. Čia vat išsikepa greitai, gerai ir pakankamai skaniai turėtų būti. Aš suprantu, jūs sakėt, jeigu artojų galite būti. Nu, o pavyzdžiui, paukščius daro. Tai jaučiat, kad skrendat? Taip. Iš tikrųjų ir atsiranda toks skrydis viduj. Vis tiek stengiasi suprast, kaip tas paukštis nusileidžia į tą lizdą. Kaip jisai tą varlę atneša snapę, kaip jisai ten savo vaikiukam duos tą varlę. Vis tiek apie tai galvoja. Ir taip išeina, kad lyg ir dalyvauja tam darbe. O, gerai, ne? Čia mūsų kepsniukai gali ir prikepti. Nu, taip. Įdomiai kalbam, tai čia visko gali būti. Dabar čia mes juos iš karto dėsime šitą. O čia man reikės smaigstyti. Ojojoj, nu čia šiek tiek ir prikepė, tiesą pasakius. Bet jie tikrai nedaug. Tačiau kepsniukai iškepė puikiai. Ir prismaigstyti bananų, mandarinų, paprikos bei obuolių patiekiami ant stalo. Tai prie kavos puodelio dabar papasakokit apie tai, ką darot tada, kada nedrožėt medžio, kokius turite pomėgius, kokią muziką klausotės, kokį filmą žiūrite, arba šiaip dar kokių tikriausiai naujų dalykų sugalvojat. Nu, šiaip muziką aš mėgstu paklausyti ir dirbdama iš tikrųjų. Pavyzdžiui, nu, kaip kokį darbą dirbi. Man patinka ir Pavilionienės paklausyti, ypač tos literatūrinės dainos, kur jinai dainuoja su Gyčiu Paškevičium. Labai tokios lyriškos, lietuviškos. O šiaip tai mėgstu dar ir metalo muziką. Gal kiek neįprasta, bet taip yra. Ypač patinka Metallica, Apokaliptika, tokios grupės. Dar iš tikrųjų patinka Nightwish grupė tokia. Ir viena ypatingai patinka, kur jie dainuoja iš operos Fantomas. O filmai kokie? Ar lieka laiko pasižiūrėti? Iš tikrųjų, tai filmus gal aš ir nelabai žiūriu daug, bet kartais tokie, sakyčiau, lengvesnio turinio. Nepatinka tie koviniai visokie, nepatinka. Geriau, mieliau pasižiūrėti tokią lengvesnę dramą kokią, tai pavyzdžiui, kaip Midsomerio žmogžudystės patinka. Ar tai Sherlockas Holmsas, tokie detektyviniai, taip. Tokie lengvesnio turinio, po kurių gali ramiai miegoti iš tikrųjų. Nes sunku filmą pasižiūrėjus, sunku ir užmigti. O šiaip miegat gerai? Normaliai. Kokie nauji pomėgiai gal atsiranda visą gyvenimui einant? Nu, gyvenimui einant iš tikrųjų atsiranda. Gyvenimas vietoje nestovi, reikia kiek galima, kiek įmanoma tobulėjam, stengiamės. Dabar va štai prisireikia ir anglų pasimokinti, nors mokykloje nesimokiau nei kiek. Tai mokykloje vokiečių kalbama? Taip. Tiesiog dabar dėl darbo, sakyčiau, labiau. Vis tiek tenka susidurti su užsieniečiais ir kažkaip jautiesi nelabai patogiai, kai nesupranti nei žodžių. O jūsų taip žvilgsnis į ateitį, ko jūs tikitės iš savo ateities, planai, svajonės? Iš tikrųjų, tai svajočiau ir skulptūrą padaryti, bet dar kol kas nesiryžtu. Yra dar visokių tokių planų padaryti tą baltų mitologinę temą. Dar yra suplanuotų tokių darbelių. Dabar šituos gandrus turiu pabaigti. Po to dar yra užsakymas miško žvėris padaryti miške. Miško tokį didelį, sakykime, paveikslą ir kad būtų užsakovas taip norėtų ir meška, ir vilkas, kad būtų, ir lapė, ir kiškis. Tai čia jau turėtų pakankamai didelis būti. Jo. O skulptūrą norėčiau pabandyti iš tikrųjų. Taigi reikia turėti svajonę ir eiti į ją. Galbūt lėtų žingsnių, bet būtinai tvirtu. Taip kaip daro mūsų ką tik kalbinta tautodailininkė, medžio drožėja Dalia Šakalienė, kurios svajonė išdrožti skulptūrą. Ir aš
tikrai tikiu, kad ji padarys skulptūrą, o mes turėsime progos ją pamatyti. O toliau, kaip įprasta, mūsų laidoje Menų galerija, kurioje dailininkas Girmantas Rudokas pristato savo kūrybą.